Gerą dieną, gerą vakarą. Labą dieną ir gerą vakarą visiems susirinkusiems. Tai pati pirmas žodis, tai išjungiam telefono garsą, netrukdom vieni kitiem. Na, o šiandien naujos knygos sutiktuvės įžadas kovoti, mylėti, gailėti. Jadvygos Bieliauskienės gyvenimas. Jadvyga Bieliauskienė turbūt garliaviškiam yra matyta, girdėta, gal net ir susitikta gyvenime, nes ji 27 metus gyveno Garliavoje, nors yra žemaitė, bet 27 metus po tremties apsigyveno Garliavoje ir buvo labai aktyvi. Platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką ir vietos moksleivius subūrė į tokį gyvojo rožinio draugiją. Su šiais moksleiviais statė spektaklius, skaitė Brazdžionio, Marcinkevičiaus eiles, buvo aktyvus ir už šią veiklą vėl buvo ištremta į baisų politinių moterų kalinių lagerį Mordovijoje. Šios knygos autorė, žurnalistė, dokumentinių filmų kūrėja, labai daug prisidėjusi įvairiais projektais prie žinomų žmonių atminimo, įamžinimo, tai ir Česlovo Milošo, ir Jurgos Ivanauskaitės, ir monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, yra išleidusi 10 knygų, sukūrusi ne vieną dokumentinį filmą. Na, o šiandien dar su mumis taip pat Olita Dautartaitė, ne vieną kartą svečiavosi mūsų bibliotekoje su įvairiom literatūriniam programom, Šiaulių dramos teatro aktorė, labai aktyvi visuomenininkė, Šiaulių sąjūdžio tarybos narė. Na ir kaip labai gražiai interviu apibūdino Saulius Keturakis, kai su ją kalbino, kad aktorė Olita Dautartaitė iš gyvenimo ima viską, ką tik šis begali pasiūlyti. Daugybė teatro ir kino vaidmenų, skaityta tiek poetų, kad daugelio eilėraščiai nebeįsivaizduojami be jos balso. Ir nesvarbu, čia, Lietuvoje ar tolimajame Los Andžele, visur Dautartaitė dosniai dalindama savo talentą, sugeba nuvyti nuobodulį ir patraukti dėmesį. Taip, kad ir jums šį vakarą linkiu semtis įvairių žinių ir gerų prisiminimų įsinešti iš šio susitikimo. Tai jums žodis. Labas vakaras, malonu būt Garliavoj, žydint alyvom. Tikrai nuostabus laikas, tokį laiką išgyveno Garliavoj ir Jadvyga Bieliauskienė, kai ištekėjo už Vytautą Bieliausko ir atvažiavo į jūsų kraštą. Aš pati garliaviškių sutikau Igarkoj, buvau kaip Sąjūdžio informacinės agentūros narė, važiavau parvežti palaikų ir sutikau labai daug šaunių vyresnio amžiaus žmonių, kurie važiavo parsivežti palaikų. Atsimenu, Igarkoj kryžiai su trūnyje ir kai kurios žmonės pavyko pažinti tik tai iš angliškos Vilnos kostiumo. Tai tie atkakliausi, kurie ieškojo savo giminaičių, buvo iš Garliavos. Tai man kažkaip ta Garliava toks patriotiškumo ir meilės tėvynei ir artimui simbolis. Šį kartą atvažiavau pas jūs, ko gero antrą kartą gyvenime, prieš tai pristačiau knygą apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, kuris irgi susijęs su Jadvyga Bieliauskiene. Ir juos sieja tai, kad jie buvo ištremti pas Baltąsias meškas į Sibirą. Monsinjoras už tai, kad buvo tikėjimo žmogus, o Jadvyga Bieliauskienė, tuomet Šilauskaitė, gimusi tarp Palangos ir Kretingos, todėl, kad būdama Palangos gimnazistė, davė priesaiką ir buvo nuteista 25 metais kalėjimo. Kaip atsirado ta knyga? Šios knygos iniciatorius yra jo sūnus Žilvinas, kurio neteko praėjusią vasarą. Jisai bendravo
su filosofu Vytautu Rubavičium, mano bičiuliu, ir Žiliūnas vis prasitardavo, kad nėra išsamios knygos apie mamą. Ir dabar dažnai Lietuvoje suvokiu ir išgirstu, kad mažai kas žino apie Jadvygą Bieliauskienę, kuri iš tiesų buvo neeilinė moteris, vien ko vertas faktas, kad jinai privertė raudonuoti Gorbačiovą, kai jisai susitiko derybose su Reiganu. Tai mūsų laikais neįvertinta, be galo tvirta moteris, nepalaužiamo charakterio, kuri paliko pėdsaką Garliavos gyvenime. Jos gyvenimas iš tiesų yra spalvingas, kaip čia ant sienų kabantis Obcarsko paveikslai, ryškus, bet be galo tragiškas. Kaip man atrodo, kiek man yra tekę domėtis ar analizuoti, ar pažinti didelių žmonių, ji taip pat priklauso tai pirmai Lietuvos idealistų kartai, kuriai priklausė kardinolas Vincentas Latkevičius, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, popiežius Jonas Paulius II. Tai buvo tie praėjusio šimtmečio pradžios žmonės, kuriem buvo labai svarbi šeima, artimo meilė ir tėvynė. Jadvyga, tuomet dar Šilauskaitė, gana anksti neteko mamos ir ta netektis peraugo į jos laikui nebūdingą drąsą. Dabar, žinot, mes turim pašonį karą ir kasdien rytą žinias pradedam nuo įvykio apie Ukrainą, bet gyvenam atsipūtę tarsi ant sofos ir net nepagalvojam, ką reiktų daryti, jeigu prasidėtų karas. Tai nors turim visas begalės technologijų, Jadvyga, būdama gimnazistė, neturėjo nei žinių, nei specialaus pasiruošimo, ką daryti užėjus okupantam. Tai jinai su savo klasės draugais davė priesaiką savo tėvų sodyboje, Rūdaičiuose, 48 metais vasario 16 ir kartu su klasės draugais jie tapo partizanais kovoti be ginklo. Atrodo, ką gali padaryti gimnazistai. Tai jie platindavo atsišaukimus, jinai, kadangi gražiai piešė, paišydavo karikatūras ir už tai pateko į saugumo akiratį. Žavi tai, kad, pavyzdžiui, Kalėdų ir Velykų proga jaunos ateitininkės iš Palangos gimnazijos atiduodavo visus savo pinigus, kad galėtų nudžiuginti kovotojus gyvenančius miške. Tai per vienas Velykas sumetė pinigų, kas kiek turėjo, kad galėtų iškepti bandelių. Kitą kartą nupirko papirosų, bet ne kiekvienam, o ne po pakelių, o tik po kelis papirosus, nes tiek pinigų te užteko. Ir tos kartos idealistam visada buvo aišku, kas yra svarbiausia gyvenime. Pagrindus gavo Smetonos Lietuvoje. Aš manau, kad ne be dangaus pagalbos man pavyko atrasti jos Rūdaičių vidurinėje mokykloje mokytojo rašyti vertinimai iš pradžios mokyklos Jadvygos, jos brolio, jos sesers. Pradėjau analizuoti, skaityti jos dokumentus ir galvojau, ar čia beverta, ar moteris senai mirusi. Ir į mano rankas KGB rūmų archyvą pateko rožinis, kurį jinai turėjo pirmajam lageriu. Aš čia įskelbiu, nutarėm įdėtą nuotrauką. Nu ir prisilietusi prie to rožinio, kurį jinai turėjo lageryje, galvojau, kad čia man yra kaip ženklas, kad reikia toliau domėtis šitos neeilinės moters istorija. Juos ištrėmė į Intą, pas Baltąsias meškas, sąlygos klaikios, valgyt beveik neduoda, marina šalčiu ir vadu, bet jie kaip tvirti lietuviai, kaip tvirti patriotai randa ką veikti
Ir kaip sakydavo monsinjoras Vasiliauskas, kad esu dėkingas Stalinui už lagerį praleistas dienas, nes ten sutikau geriausius draugus, perskaičiau įdomiausias knygas ir sukalbėjau nuoširdžiausias maldas. Palyginti su lietuviais, kurie turėjo žvalgytis, ar jų neseka KGB, ten lagerį jie buvo apsupti profesorių, išsilavinusių žmonių, galėjo ir studijuoti, ir guosti, ir domėtis viskuo. Jadvyga, nors vaikystėje buvo labai tikinti, lageryje pajunta, kad jinai turi išeiti tikėjimo dykumą ir nutraukia bet kokius ryšius su Dievu. Tai irgi jai būdingas bruožas būti drąsia, tvirta ir paklusti tik savo sumanimam. Nuteista 25 metam, jinai suvokė, kad iš ten gali grįžti tik gavusi garantiją. Ta garantija tampa Bieliauskas, kurio tėvai gyveno Garliavoj, turėjo namą, jinai išteka ir sutrumpėja jos bausmės laikas ir jie grįžta į Garliavą. Iš pat pradžių jinai jau džiaugiasi gyvenimu, skaito poeziją, nori piešti ir jeigu ne lagerį, mes turėtume puikią dailininkę, knygoje yra jos paveikslai. Pradeda laukti sūnaus Žilvino ir suvokia, kad kaip jinai galės auginti vaiką tokioje nužmogintoje visuomenėje. Jinai žino, kaip atrodė laisva Lietuva, mato, kaip dabar žmonės gyvena. Garliavoje gyvena daug politinių kalinių ir tremtinių, kad sudurtų galą su galu, jie atvažiuoja brolis, įrengia narvus nutrijom, pradeda auginti gyvūnus, kemša dešras, kad parduotų ir turėtų kaip prisidurti prie atlyginimo. Net pati Jadvyga, kuri gyvenime buvo labai atsaini aprangai, turi vaikšto su nutrijos kailiniais. Jai tai nebūdinga visa ta prabanga, bet tai yra ne jos pasirinkimas, o tiesiog jinai priima tą gyvenimą, koks jisai yra ir kaip turi gyventi, pradeda dirbti, bet nori kažko daugiau ir pamažu įsitraukia į antitarybinę veiklą, platina Katalikų bažnyčios kroniką ir vaikus įtraukia prie tikėjimo. Ir kiek žinau, šitoj salėje turėtų būti žmonių, kurie tada buvo gimnazistai. Ar yra čia ponas Gloksnis? Taip. Malonu, aš jums skambinau rašydama knygą. Gal ir jūsų seserys atvyko? Kaip sakot? Seserys jūsų. Ne, negaliu. Tai va, ko gero, jūs galite daugiau už mane papasakoti apie tą tragišką laikotarpį. Jūs labai daug komentavote, jūs tikrai geriau žinote. Ir ką, nerami dūšia, tvirto charakterio moteris, vėl patenka į KGB akiratį, už ką užsidirba antrąjį lagerį. Ir gal paprašysiu Alitos paskaityti ištrauką. Kurią? Apie Garliavą gal. Apie Garliavą. Už tai norėčiau pasakyti, ką mes kalbėjomės atvažiavę anksčiau su ponia Elvyra ir Ramune apie mūsų Lietuvos moterų stiprybę, neišpasakytą drąsą, kurias pamažu vis atveria ir atveria mūsų žmonės dabar. Jau tik taip bendrais sakiniais pasakus, kiek partizanų ryšininkų, kiek pačių partizanų, kiek kronikos platintojų, kurias asmeniškai pažįstu, kiek vienuolių ir viso kito, taip kad Lietuva turėjo, turi ir reikia manyti turės ir motinas, ir seseris, ir dukras, ir sūnus, ir tėvus vertus savo Lietuvos žemelės, kalbos. Aš vieną eilėraštį paskaitysiu Brazdžionio, to, kur jinai skaitydavo. Man su juo teko nemažai bendrauti ir labai, labai stipru. Kažkur saulė,
kažkur ūkas, kažkur žalios girios gaudžia, kažkur žydinčios pakrantės, kažkur žemė kruvina, ypatingai, ypatingai, ypač mano širdį spaudžia, atminimuose užklydus tėviškės laukų daina. Ir einu tolin lyg vaikas, mielą motiną praradęs, be takelio ir be kelio kryžkelėm didžiolė, lyg gimtų namų pakluonėje, audros išrautas medis, niekur neprigijęs, gyvenu, negyvenu, ypatingai, ypatingai, ypač vieno trokštų, kad pavargus nepriglaustų mūsų svetimi kapai, kad išvyščiau saulę tekant ant baltų pažaislio bokštų ir kaip gaudžia aleliuja Kauno katedros varpai. O dabar Jadvyga sudausosi, gal pajusi, kad mes čia esame. Raginimai liautis drumstis sovietinę ramybę. 1979–81 Bieliauskienė vėl pateko į KGB akiratį. Mažame miestelėje bažnyčia buvo kaip ant delno. Saugumiečiai ėmė vaikams priekaištauti, kad jie, būdami komjaunuoliai, gieda bažnyčios chore, dalyvauja pamaldose. Maskvai tarnaujantis pareigūnai sakė žinia, kas ta moteris, kelianti neramumus, ir žadėjo ją sutvarkyti. Per vaikus perdavė, kad jeigu Bieliauskienė nesiliaus drumsti ramybės, bus areštuota. Tačiau tiesa jai buvo svarbesnė už viską, todėl nepaisydama pavojaus asmeniniam saugumui, nutarė mesti iššūkį SSSR sistemai. Nenorėdama vaikams rodyti buvimo pavyzdžio, įspėjimus praleido pro ausis. Suprato, kad priešingas elgesys gali būti suprastas kaip išdavystė. Grasinimams nesuveikus radosi kitokių bandymų įbauginti, į protą atvesti kabutėse, bandė klausimų, ar vėl nori į lagerį. Tačiau ir tai neišgąsdino. Kartą vaikai paklausė, ką daryti, jeigu jie patektų į KGB rankas. Jadvyga Bieliauskienė atsakė, atsiduokit Dievo valiai. Jeigu kalbėsit tik apie save, ne apie kitus, žodžius rinkite lėtai, neskubėdami. KGB prie parapijiečių nebekibo, nes informacija apie tėvų ir vaikų tampymus atsirasdavo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos. Leidinys pranešė, kad 1981 vasario 21 dieną Garliavos pirmosios vidurinės mokyklos direktorius Vladas Nausėda tardė 10 klasės moksleivį Vytautą Gluosnį. Pedagogas priekaištavo dėl to, kad vaikams groja vargonais ir gieda bažnyčios chore. Paklaustas, kodėl groja bažnyčioje, atsakė, pastatykite mokykloje vargonus ir ten grosiu. Moksleivis norėjo laisvai praktikuoti tikėjimą ir parašė pareiškimą išstoti iš komjaunimo. Kovo 16-ąją Gluosnį su seserimi Birute nuvežė į Kauno rajono
komjaunimo komitetą, kur organizacijos sekretorius Viktoras Miškinis bandė įkalbėti nedalyvauti religinėse apeigose, likti komjaunuoliais ir nežaloti savo ateities. Moksleiviai parašė naujus pareiškimus, išstoti iš komjaunimo ir ant stalo padėjo organizacijos nario pažymėjimus. Kaip ir reikėjo tikėtis, mokslo metų pabaigos abiejų elgesys buvo įvertintas nepatenkinamai. Tų pačių metų balandžio 11-22 dienomis mokyklos direktorius Nausėda tardė 11 klasės moksleivę Daivą Naikelytę ir 9 klasės moksleivį Mindaugą Baboną. Vėl skambėjo priekaištai dėl dalyvavimo šventose mišiose ir įspėjimai. Jeigu nepasitaisysite, perduosime saugumui. Moksleivių dalyvavimas bažnyčios veikloje svarstytas balandžio 21-ąją vykusiame mokyklos komjaunimo organizacijos susirinkime. Direktoriaus pavaduotoja Donata Beinarienė, karininko laipsnį turintis Vilhelmas Neimantas ir ateistinio sektoriaus vadovė mokytoja Marytė Petrusevičienė klausinėjo moksleivių, ar jie tiki į Dievą. Iš 20 dalyvavusių 18 pasakė taip. 2 mergaitės buvo pašalintos iš komjaunimo. Bažnyčią lankančių vaikų teroras nesibaigė. Gegužės 20-28 į mokyklą atvykęs saugumietis 2 valandas tardė 9 klasės moksleivius Baboną ir Antaną Sutkaitį. Vėliau abu išvežė į Kauno saugumo būstinę. Ten pasiūlė bendradarbiauti, gąsdino uždaryti į požemius arba nepilnamečių koloniją. Tai iš tos ištraukos gal matot, koks siaubas buvo tos tarybinės mokyklos ir ką teko patirti vaikam, kurie eidavo į bažnyčią. Jadvyga už tai buvo nuteista ir išvežta į vienintelį Sovietų Sąjungoje moterų politinių kalinių lagerį Mordovijoje. Ten susirinko žiedas, sakyčiau, disidenčių, tos, kurios kūrė Helsinkio grupę, rašydavo atsišaukimus į skirtus pasaulio vadovams. Sąlygos klaikios, gal Lolitos dar paprašysiu, kada yra apie antrą lagerį paskaitytų. Ir ką, jos gaudavo darbo, siūdavo darbinės pirštinės, ten buvo Latvė, Lydija Lasmanė, kuri šiemet švęs savo 100 gimtadienį, Estė Laglė Parek, kuri tapo pirmąją Estijos vidaus reikalų ministre. Ir jos bendraudavo taip, viena kitą paremdavo, bet įkandin Beliauskienei lietuviai į lagerį atsiuntė lietuvę saugumiečių pakabintą moterį Editą Brutienę ir buvo dar viena saugumietė, kurios, žinot, maža patalpa, jas ten nuo ryto iki nakties kartu ir buvo klaikios sąlygos, žinant, kad tautietė atvežta iš Lietuvos, jos darbas yra sekti, persekioti ir raportuoti apie Beliauskienės veiklą. Jadvyga nebūtų Jadvyga, jeigu jinai nebūtų sugalvojus kažkokių akcijų. Jinai organizavo kreipimąsi dėl žmogaus teisių Madrido konferenciją. Kadangi moteris gaudavo laikraščius, perskaitė, kad Reiganas turi būti išrinktas 2 kadencijai. Ir Jadvyga sako, jis geras žmogus, man jisai patinka, kodėl mums neorganizavus pasveikinimo Reiganui 2 išrinkimo progą. Skamba kaip iš fantastikos srities, nes įsivaizduokit, maža teritorija, saugoma geležiniam tom spygliuotom vielom, tvorom, šunim,
kalašnikovais ginkluotais kareiviais, kaip galima organizuoti pasveikinimą. Bet pasirodo, kad jokia nelaisvė negali užgniaužti žmogaus fantazijos ir noro kažką daryti. Kadangi Jadvyga labai gražiai rašydavo, jai pavedė šitą užduotį ir jinai buvo iniciatorė, pieštuku jinai užrašė rusų kalba pasveikinimą Reiganui antro išrinkimo proga. Jeigu gražiai elgdavosi politinės kalinės, 13 jų buvo, tai gaudavo porą susitikimų su namiškiais, jos atvažiuodavo lankyti seseris iš Kretingos, iš Vilniaus, sūnus Žilvinas, veždavo lietuviškų lašinių, sviesto, duonos. Ir per vieną tokį susitikimą poetė Irina Ratušinskaja, garsi poetė, savo vyrui perdavė ant Jadvygos ant cigarečių popieriaus užrašytą pasveikinimą Reiganui, kuris buvo sulankstytas į nago dydžio gumulėlį. Kažkokiu būdu pavyko apgauti tuos sargybinius, jie nepastebėjo. Vyras atvažiavo į Maskvą, sutiko olandų žurnalistus, perdavė pasveikinimą, jie nunešė Amerikos ambasadą ir kitą dieną po Reigano išrinkimo tą pasveikinimą išspausdino Baltimorės Sun laikraštis, kuris buvo tuo metu labai įtakingas, antras po Washington Post. Sovietų Sąjungoje tai buvo baisus įžeidimas. Tas pasveikinimas sudrebino Sovietų imperiją iš vidaus. Niekas negalėjo pagalvoti, kaip moteris saugomos 24 valandas krūvos žmonių galėjo organizuoti. Tai Žilviną iškvietė Vilnių į KGB ir sako, tavo mama pasveikino Reiganą, o Žilvinas sako, kokias čia nesąmonės kalbat, mano mama yra įkalinta. Pasirodo tai, kad tai yra Jadvygos darbas, ją identifikavo pagal jos rašyseną. Nes Vilniuje turėjo pavyzdžių, kurie buvo prie bylos pridėti. Ir tai buvo didžiulis moterų ir visų politinių kalinių laimėjimas prieš Sovietų imperiją. Kalėjimo prižiūrėtojai labai buvo nustebę, manė, kad jos ten turi kažkokią raciją, iškasė visą daržą jų, išvertė visą tą kambarį, kuriame gyveno. Nieko aišku nerado. Jas perkelė į kitą teritoriją ir Jadvyga jautė, kad gali kažką leptelti ir vėl kažką prisišnekėti ir jautėsi kalta, kad buvo išaiškinta. Ir jinai nusprendžia metam laiko paskelbti tylos įžadus. Man tai yra protu nesuvokiamas dalykas, mes šiais laikais pusdienį negalim ramiai pabūti, o jinai nutarė metus laiko tylėti ir melstis už savo priešus. Draugės irgi buvo labai išsigandusios, nes jinai buvo silpnos sveikatos, pakeliui į pirmą lagerį sirgo ir vos nenumirė, bet niekas jos neperkalbėjo, jinai savo pažadą tylėjo ir visus metus pratylėjo ir prasimeldė. Klausiau Latvijos, sakau, kaip jinai grįžo iš tos tylos. Sakė, balsas buvo prikimęs, bet po to vėl įsitraukė į veiklą, bandydavo ten visas auklėti, nes buvo įpratusi. Dabar iš šios dienos pozicijų žiūrint, jinai tokia buvo anų laikų, sakyčiau, feminizmo ikona. Nes jinai darydavo tai, kas jai rūpi ir kas yra svarbu. Vyras buvo gal antroji vietoje, sūnus irgi tos tikros motiniškos meilės nepatyrė, bet ne todėl, kad jinai nenorėjo, tiesiog, kad jos pašaukimas buvo kitas ir tas laisvės troškimas toks stiprus, kad jinai su tuo nieko negalėjo padaryti. Ir kiti sako, tai kaip jos nenumarino lagerį, po pasveikinimo Reiganui jinai tapo žinoma visame pasaulyje. Ir jau rusai galvojo, saugumiečiai, kaip jie atsikratyti, nedaug dievė numirtų, tai būtų sakę, kad negana to, kad jas ten marino, bet dar ir numarino. Ją ligotą parveža į Lietuvą, dar laiko KGB rūmuose ir įvyksta pirmas jos susitikimas su sūnum,
su Marčia ir atneša anūką, pirmąjį anūką Rapolą, kurio jinai dar nemačiusi, tam kūdikėliui 1,5 metų. Pasakojo Marti Ingrida KGB rūmuose, Jadvyga ligota, ateina su tokia marška, tie nuskalbti kalėjimo drabužiai. Ir tas kūdikėlis, pamatęs tą pirmą kartą močiutę, vienas į kitą pradeda tiesti rankas, atrodo, kad seniausiai vienas kitą pažįsta. Ir tas vidinis jausmas, kad jie yra to paties kraujo, nu tai buvo, sakė, tokia nuostabi akimirka, kad visi buvo nuščiuvę. Ta kart jam ilgai bendrauti neleido, nes saugumiečiai sakė, greitai baigiam pasimatymą, nes šiandien žaidžia Žalgiris. Pasirodo, ir KGB rūmuose Žalgiris buvo labai svarbus faktorius, ne tik Kaune, Vilniuje ar Klaipėdoje visi mesdavo darbus ir puldavo prie televizorių ir radijo ekranų. Nu ir galų gale ją paleidžia iš KGB, atvažiuoja jos pasitikti Petrašiūnų jaunimas, bet saugumiečiai mato, kad čia vėl renkasi patriotiškai nusiteikę žmonės, tai tą paleidimo valandą nukelia ir jinai nuvažiuoja pas savo seserį, Rūtos Tumėnaitės, kuri dabar yra Mažosios studijos vedėja mamą Karoliniškėse. Ir Jadvyga nebūtų Jadvyga, jeigu negalėtų toliau savo ramiai gyventi. Pradeda steigti įvairias organizacijas, prasideda bado akcija reikalaujant politinių kalinių išlaisvinimo, jinai vėl ten, į darbą jos niekas neima. Galų galiai darbina į Santariškes per Marčią Ingridą, kuri ten dirba. Jos pilna visur, jinai, kadangi žinoma pasaulio moteris, pradeda gauti perlaidų ir laiškų arba siuntinukų, ten muilo ar kavos, tai jinai tarėsi su draugiam, kam labiausiai tos paramos reikia. Pradeda važinėti po Lietuvą ir lankyti partizanes moteris, kitus politinius kalinius, kurie nedirbo nei kolchoze, niekur ir negauna jokių pensijų. Tai išsiaiškina, kam labiausiai reikia, vienam duoda 10, kitam $15 ir taip. Nu, tokia kaip Biblijos ėjėja, sakyčiau, dalinasi viskuo, ką turi ir tame mato prasmę. Žinot, kai kurie politiniai kaliniai, dar ką jinai atgauna pinigus už lagerį praleistus metus, tai jinai nutarė dalį paaukoti blokados fondui, o už likusią dalį išleisti politinių kalinių fotografijų albumą. Bet ne visi politiniai kaliniai patenkinti, kai kurie ateina ir jai drasko akis, sakydami, kodėl toks plonas albumas ir kodėl ne visas nuotraukas įdėjo. Tai, žinot, iš savų laukti tokių priekaištų yra be galo skaudu, bet jinai numoja ranką, Vilnių nori steigti ligoninę, nori steigti slaugos namus. Jos pilna visur. Atrodo, moteriškė, kuri kelis kartus vadavosi iš mirties glėbio, vėl pilna gyvybės ir pilna gyvenimo. Kuo jinai ypatinga ir kuo Garliava ypatingai turėtų didžiuotis tuo, kad kovo 11-90 metais jinai yra ta močiutė tautiniais kostiumais, kuri aukščiausios tarybos vadovam po nepriklausomybės paskelbimo įteikė vytį. Išsaugota pokariu Kaune ir pasako nuostabią kalbą apie savo vizijas. Pasirodo, pirmajame lageryje jinai užžinojo, kad Lietuva bus nepriklausoma. Aišku, atsiranda piktavalių, kurie sako, ką jinai čia kliedi. Tai kadangi tos dienos scenarijų rašo Kaušpėdas, negerą žodį pasako apie Kaušpėdą, ten pradeda šaipytis iš jos. Nu, kaip būdinga lietuviam. Mes dažnai nevertinam tų žmonių, kuriuos turim, ir kiekvienas kitoks tampa pajuokos objektu. Antanas Terleckas, kurį aš irgi gerai pažinojau, mes su Edita Mildažyte darėm apie jį dokumentinį filmą, irgi buvo Balta varna. Niekas į jį rimtai nežiūrėjo, sakydavo, tas keistuolis su megafonu, leidžia knygutes ir pardavinėja arba prie vyriausybės, arba prie aukščiausios tarybos. Ir kai pažiūri, kiek tų žmonių, kurie netyliai savo bandė
Aš suprantu, kad reikėjo mums visiems išgyventi, aš buvau jauna tuo metu, tą sovietinį, tarybinį laikotarpį, bet tų žmonių, kurie sąmoningai kovojo ir važiavo lagerius, yra ant dviejų rankos pirštų. Ir mes jų neįvertinam ir dabar, žinot, švenčiam laisvę, norim kažkokių džiaugsmų, malonumų ir taip toliau, o kokia kaina? Ir žmonės paaukojo savo gyvenimus ir mes kažkaip tos dovanos neįvertinam. Ir man dėl to truputį liūdna. Popiežius Pranciškus sakė, kad labai svarbu šaknis. Tai Jadvyga Bieliauskienė būtent yra iš to tvirto lietuviško medžio kamieno šaknų, iš kurios mes galim mokytis, į kurią remtis. Jos nepalaužiamas charakteris pirmajam lagerį, jai ten grasindavo ir karceriais, o jinai ten jeigu skaito, ko nors, tai niekur jinai neskuba, atsipūtus. Jinai visai bandė gyventi pagal savo kažkokį scenarijų ir savo pasaulio suvokimą. Pirmajam lagerį su savo klasės draugėm, kitom gimnazistėm iš Palangos, jos sumano, kad jom reikia grožio lagerį. Tai jeigu Latvė, ta, kuri švęs Liepos 28 gimtadienį, pasakoja, sako, mums Latviam reikėdavo irgi grožio lagerį. Tai sakau, ką jūs darydavot? Susirado meklę, raudonų siūlų išsiuvinėjo. Ir sako, turėjom gražias užuolaidas, kurios mums priminė Latviją. Lietuvės nutarė moteris, kad jom reikia saulės laikrodžio ir gėlių. Tai pasiskolino iš prižiūrėtojo laikrodį ir įrengė saulės laikrodį. Vyrai pirmajam lagerį, visuose lageriuose gyveno atskirai, tai ir monsinjoras Vasiliauskas pasakojo ir Jadvyga tą patį praktikuodavo, kad jie per dieną pasirinkdavo kažkokią mintį ir visą dieną ją apmąstydavo. Ar filosofo, rašytojo, ir vakare susirinkę visi bandydavo dalintis, kas kaip suvokė, kas kaip mato. Tam pačiam pirmajam lagerį, kita jos klasės draugės tėvai buvo Večerskytės, į kitą lagerį ištremti, labai sunkiai gyveno, dar labiau jos marino. Tai ką jos padarė, taupydavo cukrų, kurį gaudavo, parduodavo ir siūsdavo perlaidas, kad tėvai nenumirtų iš bado. Nu pačios ten, žinot, vėjo perpučiamos, neprivalgę tad turėjo dalintis, galėjo ir norėjo dalintis mažais dalykais, kurie yra iš šios dienos pozicijų nesuvokiami. Tai jinai man yra pavyzdys, kaip džiaugtis mažais dalykais. Antrajam lagerį irgi ten jas marindavo. Aš nežinau, gal Lolita, jūs turit ištrauką iš antro lagerio, tai gal paskaitykit. Prieš skaitant, pasakysiu tokį mažą vaizdelį buitinį. Ramunė manęs atvažiuoti turi iš Klaipėdos. Aš gyvenu Šančiuose, Juozapavičiaus prospekte Kareivinėse, atrestauruotose. Ir aišku, man reikia ir plaukus susitvarkyti, ir į dušą nueiti, gan gerokai anksčiau. Ir nėra karšto vandens. Tai, nu dar kažkaip, dar į dušą, nu gal nebūtinai. Bet plaukus išsimazgoti, išsiblizginti ir save, nu būtinai, nes jau buvau gerokai. Ir tada aš prisiminiau, ką reiškia moterim būti šitokiose sąlygose, kai taip. Ir man išvo taip galvodėjau, tai kaip dabar čia aš dabar ką, kad tai vyras neša užkaitęs šitos elektrinius virdulius, pilami dubenį ir taip toliau, ir gan daug, ir visai, kaip čia pasakyti, ne tai, kad maloniai, bet galvoju, palauk, Lolita, tu Dautartaitė, tai kas tai yra? Tai tu atvažiuosi į Garliavą, atveš tave ir tu su žmonėm kalbėsi, tu skaitysi apie Jadvygą. Tai ir iš karto va tada einu prie šito, kaip moteris ten gyvena.
Bausmės, kančios, menki džiaugsmai. Medinis Mordovijos lagerio barakas buvo standartinio dydžio, tokius statė Into ir Vorkutoj. Statinys kažko priminė traukinį. Arčiausiai įėjimo kairėje buvo sandėlis, už jo trivietis tualetas atskirtas medinėmis pertvaromis. Norint atlikti gamtos reikalus, reikėjo atsitūpti ir stengtis neįkristi į apačioje iškastą didžiulę dvokiančią duobę. Iš viršaus matoma per išpjautą medinę skylę. Vyresnėms moterims tai tapo išbandymu. Kalinės valgydavo 5 kvadratinių metrų dydžio kambaryje, kuriame buvo radijo taškas ir knygų. Dar vienas nedidelis medicinos kambarys būdavo užrakintas, jie atidarydavo tik atvykus gydytojui. Didžiausias kambarys liko miegamuoju. Vietos ten buvo tiek, kad galėjo laisvai praeiti. Kai į mažąją zoną atvyko Jadvyga Bieliauskienė, vietoje išardytų 2 gultų buvo atvežtos geležinės lovos. Nijolės Sadūnaitės laikais šilumą palaikė apskritos formos skarda, dengta krosnis, kūrenama pliauskomis, kurias moteris pačios sukapodavo. Pasirodžius Jadvygai Bieliauskienė jau buvo įrengtas centrinis šildymas, kurį apgriuvusi krosnis irgi liko stovėti. Velikanovai šios padarė židinį, kurį pakurdavo užklupus dideliems šalčiams. Antklodės buvo valdiškos plonos, šiltesnės pačių persiūtas iš senų šimtasiūlių, atimdavo kaip ir kitus asmeninius daiktus. Prižiūrėtojai reikalavo gultą gražiai paklot, kad ant viršaus būtų balta paklodė. Bet moteris tokios lovos nei klodavo, nei ant jos miegodavo, kad visuomet būtų pasiruošusios patikrinimui. Todėl ir vadino reidinę skirtą tik tikrintojų akimis. Pavyzdinę baltą paklodę saugodavo, nes naujas dalijo tik kas 2 metus. Laikrodžių turėti neleido, veidrodžių irgi nebuvo. Tiesa, galėjai rasti desertinės lėkštės dydžio veidrodžio šukę. Net jeigu ir būtų turėjusios didelį veidrodį, save būtų sunku žiūrėti dėl mažų barako langų, kuriuo atidaryti neleisdavo, o gryno oro eidavo per orlaidę. Kalinės keldavosi 6 valandą ryto. Tuo metu įvirsdavo nešvariais batais apsiavusios budėtojos, skaičiuodavo kalines ir tikrindavo, ar kuri neliko voliotis lovoje. Sovietų režimo parankiniai mindė kalinių orumą ir dresavo juos kaip šunis. Neretai moteris, išsirikiavusios laukdavo pusvalandį, o rikiuotei pasirodžius viršininkui Šišokinui, reikėdavo išsitempti kaip stygoms. Jis galėjo uždrausti pirkti maisto produktus Latkiai, tai yra parduotuvėlėje, arba išsiųsti į karcerį. Viena kalinė už tai, kad lapkritį rikiuotei ant pečių užsimetė megztinį ir atsisakė jį nusirengti, gavo 9 paras karcerio, kuriame kankindavo badu ir šalčiu. 8 valanda pusryčių metas. Paprastai atnešdavo puodą košės, sorų, avižų arba aniutos skysčių. Taip vadindavo perlinę košę, kuri vos pradėjus vėsti pameldavo. Maistą už tvoros buvusioje ligoninėje gamindavo viską vagiančios kalinės kriminalistės. Regis neįmanoma sugadinti vandenyje virtos košės, tačiau įdėjus per daug druskos, moteris, ypač sergančios inkstų ligomis, ištindavo. Persūdytą košę jos dažnai grąžindavo į virtuvę ir sėsdavo rašyti skundų į prokuratūrą. Galiausiai druskos karą moteris laimėjo. Po pusryčių iki 16 valandos vykdavo darbas. Vakarop 17 valandą atnešdavo lengvą vakarienę, valgydavo virtuvėlėje. Kiekviena turėjo savo komplektą. Po šaukštą, puodelį ir nediduką dubenėlį. Viskas buvo iš aliuminio. Sovietinių kalėjimų viršininkai žinojo, kaip nesugadinti kalinių figūrų. Puode paprastai plaukiodavo nevalytos žuvies gabaliukai su ašakomis ir kelios neskustos bulvės. Dienos racione buvo 50 gramų mėsos.
kurios svoris išvirus sumažėdavo iki 33, o 75 gramų žuvies porcija atšildžius ir pagaminus taip pat susitraukdavo. Pirmiausia, moteris išrankiodavo žuvies odą, ašakas ir bulvių lupenus. Tuomet pasmulkindavo skiltelę česnako ir taupiai lyg vaistinė įvarvindavo saulėgrąžų aliejaus, kurio dienai duodavo po 15 gramų. Taip vietoj nevalgomos sriubos turėdavo salotų, kurias vadino mažąja zona. Juokaudavo sakydamos, damos po 6 valandos vakaro nevalgo. Dar duodavo arbatos po gramą dienai. Kai pavyko išsireikalauti, kad atneštų arbatžolių, o ne pagaminto gėrimo virdulyje, kurio nepasversi, kalinės labai džiaugiasi. Arbatos jos galėjo nusipirkti ir papildomai, po 50 gramų per mėnesį, tačiau kava ir cukrus buvo uždrausti. Arbatžolės plikydavo 3 kartus per dieną. 1 rytą, 2 per pietus, o 3 vakare. Pastaroji nepriminė įprastos arbatos, todėl pridėjus žemuogių ar aviečių lapų buvo pavadinta gėlių vardu. Neretai kalinės gėrė vien vandenį pasemtą iš lauke buvusio šulinio. Gaudavo ir žalios į plastmasę panašios nevalgomos duonos. Prižiūrėtojai sakydavo, nesate kiaulė, suvalgysit. Kadangi maistas buvo aukso vertės, duoną džiovindavo maišeliuose, laikydavo sandėliuke arba iš jos lipdydavo skulptūrėles. Kartą visos moterys susidėjo po 5 rublius ir nusipirko svogūnų. Po lovomis išdžiovintų vitaminų pakako visai žiemą. Kitą kartą susimetusios po 5 rublius drauge nusipirko burokėlių. Vietos gyventojai tuo labai stebėjosi, nes burokėlių nevalgė, jas šėrė karves ir kiaules. Į tremtį išvykstančią Velikanovą Bieliauskienė katalikiškai peržegnojo, kai po kelių dienų per sovietinę spalio revoliucijos šventę atvyko Latvė Lidija Doronina Lasmanė, Jadvyga labai apsidžiaugė ir kažką pasakė lietuviškai, tačiau naujokės lietuvių kalbos žinios buvo simbolinės. Bieliauskienė ir Doronina Lasmanė, gimusi 25-ais, buvo vyresnės, bet to abi jau kalėjusios, Latvė net kelis kartus. 47-ais už pagalbą partizanams Urale, Sverdlovsko srityje, 70-ais už savilaidos literatūros, griovusios sovietinę valstybę ir jos santvarką, platinimą. Porą metų Rygos moterų kalėjime, 83-ais ją nuteisė už antisovietinę propagandą ir agitaciją. Dėl Stalino ir Brežnevo metais patirtų kančių Latvė laikė labiau nusipelniusią, todėl kaip ir Bieliauskienė vadino panė. Tai sugalvojo Ratušinskaja, prisimindama Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, iš kurios neva buvo kilę ir jos mamos giminaičiai. Politinių kalinių sovietų valdžia nekentė labiau negu kriminalisčių. Todėl vadino fašistais, laikė atskirtus nuo kriminalinių, kad nepadarytų joms blogos įtakos. Aš manau, visiems reikia laiks nuo laiko išgirsti tas sąlygas, kokiomis jos gyveno ir džiaugtis tuo, ką mes turim šiandien, nes dažnai varom Dievą į medį, bambėdami dėl įvairių smulkmenų, kurios net nevertas aptarimo. O Bieliauskienė, kaip minėjau, buvo iš geros šeimos, tvirto charakterio. Jos dėdė, visi žemaičiai, mamos brolis Nikodemas, sakydavo, gersiu šnapšę, kol Lietuvoje neliks prie Palangos rusų aerodromo. Tai žemaičiai užsispyrę žinodavo, ko nori ir galų gale įvykdė savo tą, įvyko tai, ką jie svajojo. Bieliauskienė buvo amžinas priekaištas visoms valdžioms.
tiek okupacinės, tiek laisvos Lietuvos. Kai prezidentu išrinko Algirdą Brazauską, buvo labai nusivylusi ir manė, kokia čia nesąmonė, kodėl lietuviai išrinko buvusius komunistus, rašė jam laišką ir jį vadino kraujo broliu. Ten per kažkokią katalikišką šventę Juršėnas kažką netaip leptelėjo, tai jam irgi parašė ilgiausią laišką su pretenzijom ir pasiūlymais, kokių klaidų neturėtų daryti. Kubilius, kai buvo premjeras, siūlė įrengti muziejų, aišku, jos prašymai buvo neišgirsti, bet jinai eidavo visur, kur tik tai reikėjo ir kur nereikėjo. Ir turbūt irgi dauguma žinot sausio 13 broliją, kurios vadovė jinai buvo ir iki pat mirties. Pati vežiodavo sužeistiem lauknešėlius į ligonines, guosdavo, rūpindavosi, kad visi būtų tinkamai vertinti ir kiekvienu būtų pasirūpinta iki mažiausių dalykų. Ten vienas žmogus ar į ligoninę nepriėmė, kitas darbo negavo, jinai jautė pareigą rūpintis kiekvienu žmogum. Nijolė Sadūnaitė dar pasakojo man, kai jau buvo įkurta sausio 13 brolyja, vienu metu buvo toks sunkmetis Lietuvoje, dauguma ten su galu sunkiai sudurdavo ir jos atvežė į brolyją kalakutų verslininkai, norėdami paremti organizaciją, tai jos tos kalakutus kapojo į mažus gabalus ir dalino žmonėm, kas neturėjo pakankamai pinigų nusipirkti maistą. Apdalindavo viską, tiesiog pinigai nebuvo vertybė, kaip ne šio pasaulio pilietė. Apranga, ir dabar, kaip galvoju, monsinjoras Vasiliauskas irgi ir Jadvyga Bieliauskienė, kas juos sieja. Abiem niekada nerūpėjo nei apranga, nei kaip jie atrodo, nei kur gyvena. Svarbu buvo dalintis. Tai prieš kelionę į Ameriką Jadvyga buvo pakviesta pas Reiganą jau, kai jisai baigė savo kadenciją. Tai Sadūnaitė, pamačiusi, kad jis neturi nei padarių drabužių, nei batų, paskolino jai, sakė, važiuoji atstovauti Lietuvą ir privalai padoriai atrodyti. O jai tokia mintis nešovė į galvą, kad privalo savim pasirūpinti. Kas būdinga dideliem žmonėm ir ryškiom asmenybėm, tiek monsinjorui Vasiliauskui, tiek Jadvygai, jie kalbėjo, niekada nekalbėjo pakeltų tonų, tykiu, ramų balsu. Man teko bendrauti ir su kardinolas Zlatkevičius arba Jonas Paulius II, Dalai Lama. Visi tie žmonės, jie labai tykiai, ramiai kalba, be jokio ten norėdami demonstruoti savo galios ir keldami balsą. Ir Jadvyga tokia buvo, tvirto charakterio ir, žinot, kaip ir visos tokios asmenybės, yra puiku, norisi žavėtis, bet su jomis gyventi yra labai sudėtinga. Nes visada yra valstybė, yra kiti reikalai. Jos tas tvirtas charakteris pasireiškia nuo vaikystės, dar Kretingoj, kai mama nuvedė pas geriausią Kretingos siuvėją ir jai pasiuvo uniformą, Jadvygai nepatiko ir jinai ją išardė. Tai tik tai tvirto charakterio žmogus gali sau taip leisti. Kai rašiau šitą knygą, Žilvinas man atvežė mamos archyvą ir ten radau Irinos Ratušinskajos poezijos rinktinę. Kai Gorbačiovas susitiko su Reiganu, Amerikoje jau buvo išleista Ratušinskajos knyga. Nancy Reagan ją atvežė Raisai Gorbačiovui ir sakė, kodėl jūs kankinat tas moteris. Pasirodo, kai šita buvo knyga išleista 91 metais ir aš galvoju, knyga jau eina į pabaigą, beveik parašyta, galvoju, norėčiau į knygą įdėti eilėraščių, vienas iš jų skirtas Jadvygai, puikios poetės, dabar jau amžinatilsį, pluoštą poezijos. Ir
jie parašyti rusų kalba, paskambinau Ramutei Skučaitei, puikiai poetei ir vertėjai, ir jinai sako, 1991 metais Bieliauskienė buvo atėjusi pas mane su ta knyga ir norėjo, kad jinai būtų išversta ir išleista Lietuvoje. Jinai to nepadarė, bet buvo pluoštas jau išverstas ir dar kelis išvertė. Ir šitoj knygoje yra Irinos Ratušinskajos eilės. Tai gal prašyčiau, Vita, kad paskaitytumėt. Ar vieną, ar daugiau, ar tris? Pradžioj vieną. Tris ar vieną? Pradžioj vieną. Irinos Ratušinskajos, Mordovijoje įkalėjusios kartu su Jadvyga Bieliauskiene eilėraščiai. Man degtinės tvaikų į veidą alsuoja šalis. Duok man knygą, kur mūsų nėra, kur pilis. Kur viduramžių sapnas dar plaukia baltais mezginiais. Mirguliuoja vitražais ir skamba grakščiais kaldiniais. Po vėduoklės sparnų mūšiai, dvikovos man nežinia. Ir ant laužo tebūna ne metas, ir dar ne mane. Dar vėlė nemirtinga ir taip nebaisu kapų. Dar 7 varpinių skambina vienu varpu. Dar karaliai tik princai, grafai dar prisiekia garbe. Ir moteriai leista dar būti žavinga, švelnia ir trape. Melodiją gerti, šypsoti širdies išrinktam. O savo silpnumą karališkai saugo tvirtam. Ir sūnus auginti, kuriems dar nebus per vėlų. Istorijai peno atnešti ant rūdyjančių iečių galų. Gėrio, blogio dilemą tenai juokdariai išdainuos. Ten vėliavų liūtai, tegul slibinai kalnuos. Te už meilę mirtim, te miniai įsiaudrinus ūžia. Tik jei budelis bus, tai tegu be raudono drabužių. Balandį toks liūdnumas, tuo metu nuo sniego galima išeiti iš proto, kai pusnis nebeturi pamatų ir židiniai vos rausvi už grotų, kai Orionas įsmeigia akis į mus ir dar kiti keisti žvaigždynai, kai nėra žinių iš ten, kur laisvė žiba, bet jie palaiminti ir viską pasakys, kas sprogsta praradimais ir kalte, tik kam, o gal tikrai einu iš proto, gal atsibusiu vienas ryte ir viskas bus, kaip ką tik susapnuota. 2 paskaičiau. Aš norėčiau pono Gloksnio paklausti. Jūsų kelis žodžius apie Jadvygą, kokį jinai jums įspūdį padarė ir kaip jinai įtraukė jūs. Ar jūs ją įtraukėt? Sunku kalbėti, sunku prisiminti, bet Jadvyga buvo labai unikalus žmogus. Tikrai ne aš įtraukiau. Aš juokauju. Jinai įtraukė mane, įtraukė mano seseris, įtraukė didelį dalį jaunimų. Įtraukė paprasti dalykai, jinai mylėjo. Kiekvieną kartą, kai galvom apie ją, prisimename besirūpinančią moterį, kuriai buvo svarbu. Jūs sakėte, kad Žilvinas nukentėjo, taip jis nukentėjo. Ir mes tai matėme, žinojame. Bet mes labai daug gavom. Nežinojo visi, bet kai kurie ją vadino mama. Nežiūrint to, ką mes turime mamas, bet jinai buvo mūsų idėjinė
nes tada tie žmonės turės į tuo pačiu keliu. Jinai mums pasakojo, kaip jai buvo sunku pirmajame lageryje, ko gero, kai apsivedė, ištekėjo. Jūs sakėte, kai jinai vaikščiojo su kailiniais nudriaus, taip jie augino tos gyvūnėlius, bet kaip nebūtų keista, jie tos gyvūnėlius ir valgė. Ir mes valgėme, jinai mūsų vaišindavo. Dabar tai atrodytų labai baisu, kaip galima valgyti žiurkę ir visą kitą tuo metu. Daugelis negyveno labai turtingai ir jinai tikrai dalinosi viskuo, ko tik tai galėjo. Atsimenu ją visą laiką palinkusią prie savo nerašomojo stalo, bet darbo stalo. Ir tenais jinai piešdavo savo sveikinimus. Turėjau labai gražią kaligrafišką rašyseną. Ir kartu su ja mokėmės bražionio eiles. Ko gero, iki dabar atsimenu bražionį kaip vieną iš nuostabiausių lietuvių poezijos kūrėjų. Iki šiol atsimenu eiles, aš čia gyva, po kokio darė žemė. Mes bandėme tuos eilėraščius sakyti žmonėms, būdami 16 metų. Mes bandėme juos uždegti, kaip prieš mus stovėjo žmonės dabartinio mūsų metų. O mes buvome jauni ir bandėme, buvom tokie idealistai, tokie nesuvokiantys visos grėsmės. Tuo tarpu jinai, būdama šalia, žinojo visą tą grėsmę, žinojo, ko mes rizikuojame. Galų galiai ir mes supratome, ko mes rizikuojame, bet jūs teisingai sakėte. Laisvė ir tiesa kartais yra svarbesnė net už šeimą. Tai tokia buvo jūs. Ačiū. Aš dar labai norėčiau paklausti, kaip buvo pirmasis, kaip jinai jūs surado, ar jūs, tas pirmas susidūrimas, kodėl jūs atsidūrite jos idėjose, jos... Ko gero, aš esu pirmasis, ko gero buvo ir daugiau vaikų tenais susirinkę, bet aš esu žmogus, turbūt, kuris tuo metu, nežinau, ar daug kas žino, konvertitas žmogus, tie, kurie grįžta prie Dievo, bet aš neturėjau kur grįžti, nes aš nebuvau jų pažinęs. Tai aš neturėjau kur grįžti, tai aš tiesiog per ją, per kunigą Vaclovą Stakėną, tuo metu dirbusi, reiškiasi, pažinau Dievą ir pažinau jo meilę. Per tos žmonės, kurie buvo šalia manęs. Ir iki šiol tai nešiojuosi. Tai to pačio pirmo susitikimo aš jo negaliu atkurti, nes vaikams tai turbūt ne taip svarbu, bet aš manau, kad tai buvo paprasčiausiai, kada mes ėjome į bažnytėlę, bandėme, reiškiasi, katekizmą šiek tiek studijuoti. Manau, jai tas pasirodė įdomu, kad 16-mečiai vaikai eina į bažnyčią, nes tuo metu daugelis arba vengia, arba eidavo į kitas bažnyčias. Mes buvom ko gero kvaili, drąsūs ir nieko nerizikavome, nes mes buvome tiesiog vaikai. Tai mes neturėjome kur rizikuoti, ką mums galėjo pagąsdinti, pasakyti, kad kažką jūs padarysim, jūs neįstosite į aukštąsias mokyklas ar dar kažką. Tai, bet kai tau 16 metų, tu žinai, kad tu sovietinė sistema atrodė jinai tokia beribė, kai jinai nesubirės niekada, nors mes visada stengiamės ją klibinti kaip nors, kai jinai subirėtų, bet to tikėjimo buvo mažai, buvo daugiau tikėjimo padaryti kažką tai prieš valdžią. Ir aš dabar sakau daugeliu žmonių, su kuriais sustinku, ypatingai jaunimui, labai gaila, kad mes dabar esame laisvi rinktis bele ką. Tuo metu, kada mums labai aiškiai draudė, nebuvo galima būti
patriotų Lietuvos mylinčių Lietuvą nebuvo galima mylėti Dievą, eiti į bažnyčią. Tai kai tau tai draudžia, kai tau yra 12, 14, 16, 18 metų, tu jauti didelį norą priešintis tam, ką tau draudžia. Tai Jadvyga, matydama tą mūsų norą pasipriešinti, jinai mūsų būrė. Ir tas Ražančius, kuris yra nufotografuotas jūsų knygoje, aš manau, kad tai buvo jos gyvenimo esmė, nes Garliavoje jinai įsteigė gyvojo Ražančiaus grupeles. Ir tai ne viena grupelė, o keletas grupelių. Aš nežinau, ar kas nors žino, kas yra gyvasis Ražančius. Bet aš nežinau, ar visi, tai aš pasakysiu, kad gyvasis Ražančius tai yra tokia malda, kurioje reikalingi 15 žmonių, šiuo metu būtų reikalinga 20 žmonių, nes yra 4 dalys. 15 žmonių būtų reikalinga tam, kad yra 3 dalys ir kiekvienas įsipareigoja kiekvieną dieną sukalbėti tik tai vieną paslaptį, ne visą dalį, bet vieną paslaptį. Tai reiškia, viena pirmoji paslaptis, jisai jas sukalba, Tėve mūsų, Sveika Marija 10 kartų ir Vėlėvi Tėvui. Tam, kam tenka pirmoji, jisai turi sukalbėti truputį daugiau, tam, kam tenka paskutinė, irgi turi sukalbėti truputį daugiau dalykų. Tai reiškia, 15 žmonių kalbėdavo Ražančių, bet ne vienoje vietoje, tu gali būti namie. Ir kai tu sukalbė tą vieną dalį, tau, reiškia, gaudavosi taip, kad tu sukalbė visą Ražančių, nes ta visa grupė žmonių, jie visi gyveno kaip vienetas. Ta prasme, kaip viena bendruomenė, nes tu žinai, kad tas Ražančius, tos dalelytės, tai esu aš, esat jūs. Tai visi tie žmonės, kurie dalyvavo, jie sudaro tą gyvąją liniją, tą gyvąją, sakykime, kelią, kurį mes stovėjome Baltijos kely. Tai tuo metu tai buvo gyvasis Ražančius. Aš tikiuosi, kad dar iki šiol yra kalbų čiūdžiam. Gal dar yra žmonių, kurie pažinojo Jadvygą ir norėtų pasidalinti? Jeigu nėra daugiau klausimų, aš dar noriu pristatyti. Pas mus atvyko Tomas Jarusevičius iš Vilniaus su 3 knygom apie Jadvygą Bieliauskienę. Prašom. Tai Šarūno Šukevičiaus, mūsų Seimo nario patarėjas. Pagalbininkas. Labą dieną, mėlyjeji. Iš tikrųjų, šiandieną čia turėjo stovėti jūsų vienmandatėje Garliavos apygardoje į Seimą išrinktas parlamentaras Šarūnas Šukevičius, tačiau šiandieną vyksta Seimo posėdis ir dėja, ne taip paprasta iš jo ištrūkti, todėl aš atvykau čia su įpareigojimu ir su, sakyčiau, dideliu turtu, turbūt vienais pirmųjų egzempliorių, tiesa, gerbiama Ramunė. Šarūnas vos tik sužinojęs, kad išleista ši knyga ir kad ji bus pristatoma Garliavoje, tai labai man patiko jo pirma reakcija, sako, va, pagaliau, sako, ne rinkiminių brošiūrėlių, skrajučių ar lankstinukų, bet kažką tikrai turiningo ir prasmingo galėsiu perduoti bendruomeniai. Ir jis įsigijo šios 3 egzempliorius ir įsigijo juos su vienu tikslu perduoti Kauno rajono viešai bibliotekai. Tai iš tikrųjų šiandieną klausydamasis visų istorijų ir tų gražių šiltų prisiminimų, aš įsitikinau apie kokio tvirtumo ir neįtikėtinos stiprybės asmenybę, apie tikrą šviesulį yra parašyta ir pasakoja mums šita knyga. Ir klausydamas, kokią didžiulę įtaką patriotiškumo, pilietiškumo padarė šis šviesulys tuometiniai jaunai kartai, tai pats kaip augančių 3 sūnų tėtis, nuoširdžiai sakau, turbūt suabejočiau, ar šiuolaikinė auganti karta savyje turėtų tiek idealizmo to ir tiek tvirtybės. Todėl aš labai tikiuosi ir linkiu, kad tiek šios 3 knygos, tiek visi kiti egzemplioriai esantis bibliotekoje, kad jų kuo greičiau pritrūktų. Ir kad tai taptų iš tikrųjų įkvėpimo šaltiniu tiek jaunai kartai, tiek ir visai garliaviškių Kauno rajono bendruomeniai, prisimenant arba pažįstant tokią asmenybę, kuri tikrai yra neeilinė.
Tai, miela vadovė, aš tuomet atlieku tai, kam ir buvau įpareigotas. Tiesiog šitam vienam veiksmui perduoti šios Renginio vadovė. egzempliorius. Ir tikrai labai nuoširdžiai ačiū. Dar prieš įteikdama gėles viešnioms noriu pasakyti, kad Ramunė atsivežė knygų, galite jas įsigyti. Na ir dar aš ne visą ją perskaičiau, bet skaitosi kaip geras romanas. Labai lengvai parašyta ir įtraukiančiai, ir taip skaitydama ir vis pagalvoji. Galbūt ir filmo scenarijų gera medžiaga būtų apie Lietuvos istoriją. Na, o mūsų garliavai ši knyga tai tikrai yra mūsų istorijos dalis. Tai ačiū viešnioms.